Sveiki visi. Tai kaip jau supratot, šiandien atvykome gaudyti šapalų. O ar pagausim, matysim. Kelkite šapalai. Šiandien diena tokia truputį apniukus. Vėjukas, vėsu. Oras toks, sakyčiau, nešapalinis. Tai kaip čia mums seksis, bus matyt. Šiandieną filmuosiu tik tai su kamera nuo krūtinės. Nenešiosiu čia tų trikojų į priekį atgal. Nedegysiu laiko, kadangi nedaug aš jo turiu. Tai video bus toksai žvejų akimis. Jokių gražių vaizdų. Tik tai viskas, ką matau aš. Šiandieną jūs manęs nepamatysite. Vanduo toksai pusiau. Nėra labai drumstas, bet nėra ir skaidrus. Vienoj vietoje ilgai neužsistovėsim. 6, 7, 8 laidukės ir važiuojam į kitą vietą. Jeigu šapalas yra, tai jisai greitai ir atsiliepia. Jeigu jis aktyvus, aišku. Kažkoks tempimas buvo. Tempimas. Įdomiai, tik niurkt ir atleidau. Na va, batonas vietoj. Galima dar sykėlį praleist. Va toj vietoj buvo niurktelėjimas. Pažiūrėsim, ar pakartos. Nepakartojo. Einam į kitą vietą.
Ką, keliaujam. Keliaujam į kitą vietą. Bebrynai. Čia taip iš gylio iki posūkio ir ten tokia sekluma lyg ir matosi raibuliuoja. Tai tokia labai perspektyvi vietokė. Na, pažiūrėsim, ką jinai čia mums duos. Ten kažkur už kampo turėtų tykot šapaliecas. Šakos kokios tai. Nu, štai, kai būna už šakų užsikabina ir plūdelį klium klium. Gerai, kad turim dar porą atsarginių. Silpnos plūdės vadinasi. Pasikeitėm plūdę ir bandom toliau sužvejoti tą šapalą. Batonas dar laikosi. Padarysim dar porą laidukių čia ir keliausim toliau. Oba, kibimas. Ir yra. Ohoho. Ale kuris ten eina? Šakų. Ojojojojoj, kuris ten dabar įeis? Už šakų. Nu, gal išeis. Išeik. Išeik. O. Nu, ką? Yra kažkokia žuvelė. Tikėtina, kad šapalas. Duoda gražiai. O. Oi, šapalecas.
šapalecas. Ja. Štai ir jas. Štai ir jas. Nedidukas. Nedidukas. Bet tas, ką mes atvykome gaudyti. Yes! Ir jas. Gražiai, godžiai. O. Yes! Štai. Oi. Nagis. O. Na, važiuok namučių. O, gražuolės. Tai liuks. Yes! O taip ir vaikščiojam po laukus, po brūzgynus. O jei nori pagauti šapalą, tenka pasivaikščioti. Tai dar į vieną vietą, gražiai lygiai eina srovė ir štai ten kažkoksai tai akmuo ar šaka įkritus raibuliuoja. Tai vat prie tokių vietokių šapalecas ir turėtų laikytis. Pabandysim. Čia. Bandom čia. Stengsiuosi praleisti ten kažkur tai šalia pat tos srovelės, šalia to raibuliavimo, nes toj vietoj ir šapalas tyko grobio. O toj vietoj kažkur jau turėtų šapalas ir kirst. Jeigu jis yra, kažkas jį atsitiko. Kas čia? Užsikabinau, matyt už kažko. Užsikabinau, nes batonas yra. Gali būt, kad ten šakos. Vietos naujos, tai nežinau nei kur kas yra, nei kaip. Todėl bandau skaityti upę ir stengiuosi pralaiduoti ten, kur tikėtinai gali būti šapalecas. Leisim dabar truputį kairiau, nes ten kabinuosi. Ten gali būti koks tai medis įvirtęs ar kažkas, nes medžių įvirtusių tai čia visur pilna. Čia vien bebrynai. Išgraužta bebrų. Žiūrėsim, ar kliūva dabar ties tai vieta, ar gražiai praeis ten. Kaip ir praėjo, eina prie raibuliavimų.
Viskas eina po kelmo. Na, truputį pamažinau gylį. Bandysim praleisti prie raibuliavimo. Ten. Arčiau raibuliavimų. Kaip ir neblogai eina. Nagi, pro pat raibuliavimą dabar eina. Žiūrėsim, ar užsikabys ar ne. Ten šakos ar kas. Kaip ir praėjo. Praėjo. Na, tai ten turėtų būti kaip ir kibimas. Ten turėtų būti kibimas. Oje, kažkas buvo. Niurkt buvo. Turbūt į medžius kažkokius šakas. Nu, davai. Išėjo. Kaži plūdelį sveika. Nu, da, į batoną parsitraukiam. Neblogai užkabytas vadinasi. Na, kaip plūdelį atlaikė, nesulūžo. Ne, viskas okei. Gerai. Einam į kitą vietą. Brūzgynus per kemsynus. Einam gaudyt šapalynus. Per brūzgynus, per kemsynus. Einam gaudyt šapalynus. Čia kaip ir vieta nebloga. Va, galbūt pavyks, va ten sėklius matau. Akmenai kažkokie gal. Tai tikėtina, kad ten gali būti pasislėpęs šapalecas. Paimi. Ai, koks kliovas buvo. O aš čia blemba, kaip per tai šakas nepakirtau alksniukų. Ai. Čia šapalam, čia žvėjui. Patį raibuliavimą. Eina, pažiūrėsim, ar kažkas paimi. Paimi. Nugi. Ne, batonas yra. Važiuojam toliau. Ten gal labai seklu.
Todėl ir kliūva. Jo, ten seklu. Batonas dar vis yra, tai leidžiam šitai pusę. Tada leidžiam šitai pusę, gal čia nebus toks sėklas. Nagi, ne. Ne. Batonas vis dar stovi. Čia ne ta vieta, kur reikia žvejot. Ten per didelis sėklas. Nu, praleisim pirmiau šitai pusiuke. Šitų krantuku. Vėliau praleisim, kad neišbaidyt toliau. Paskui vėl toliau. Nes jeigu iš karto užmesiu vieną krantą, ten kažkur trauksiu. Jeigu nekips, trauksiu šičia. Tai per visą ruožą pratrauksiu plūdę paviršių ir išsibaidysiu. Tai dabar šitų krantuku. Paskui per vidurį, anai pusę. Žiūrėsim. Vieta gan įdomi tokias, akmenų yra, tai išgraužų yra, tai ten medis. Na, bus matyt. Užsikabino. Užsikabino. Kur tai užsikabino. Nagi, užkutė. Užsikabino. Va. Ir gan kietai užsikabino. Turbūt, kad liks pavadys. Šaka kokia. Nes va traukiasi. Jau nesitraukia. Tuoj bus pokšt. O, atsikabino. Kažkas atsikabino. O, sakau, šaka. Šaka iš lopų mėsė ir pavadys atlaikiai. Viskas gut. Ką, tada metam visgi toliau. Viduriuką. Žiūrim, kas čia gyvena. Metam visai į aną pusiukę. O praleisim anai pusę. Ok, šitas ruožas nekoks. Einam į kitą vietą.
Reiktų užmesti į vieną pusę. Už srovės. O, gerai. Žiūrėk, tenai. Kibimas. O, yra. Oi, kuris ten? Eiktus, kuris ten? O, eiktus. Jėjo. Bet geras, kuris ten iššovė? Eiktus, savo nesuprantu. Ne, kažkur įkalė. Niekaip nesuprantu. O, atitrūko, nieko nėra. Kaip ten šovė nuo paviršiaus beveik tik buldinkšt. Bum, tik tai vertėsi. Ir išsyk į kažką įkalį. Paspurdėjau pusę sekundės ir išsykiau bum į kažką kietai. Tyt už medžio kokio buvo. Nu, pavadžio aišku nėr. Aišku nėr pavadžio. Bet gražus toksai buvo. Mačiau net klavą nuo paviršiaus. Tai kunkšt ir plūdė niurkt. Geras. Bet kažkur išsyk įkliūti kabarkšt. Tai praėjom apie 1,5 kilometro ruožą. Keliose vietose buvo po kibimą. Vienoj vietoj šapalą pagavau. Nedidelis, bet jau vis šis tas. Pagavau tai, ko atvykau čia. Na ir šios dienos žvejybą baigiam. Šapalas yra tokia žuvis, kad jai reikia oro, reikia saulės, reikia skaidraus vandens. Ir jeigu to nėra, tai jis nelabai ir kimba. Todėl ta šapalų žvejyba yra specifinė. Na ką, tai iki susitikimų kitose žūklėse. Ate.